skaitau knygas, skaitau istoriją, reiškia, prieš 2000 metų romėnai pasakė tokias dvi tiesas, kurios įstrigo man apie socialinius visuomenės reikalus. Viena tiesa sako, kad kuo daugiau pinigų atiduodi vargšam, tuo daugiau atsiranda vargšų. Tai yra žmonių, kuriems tų pinigų reikia. Reiškia, pinigų visada trūks. O kita romėniška tiesa yra tai, kad vargšam reikia iš tikrųjų labai nedaug. Reikia duonos ir žaidimų, duonos ir reginių. Ar po 2000 metų pasikeitė mūsų pažiūra, ar vargšų padėtis, ar kaip yra su ta socialinė politika, kad mes visą laiką sakom, kad yra per mažai, per mažai, per mažai, per mažai, per mažai, o kaip yra iš tikrųjų? Kokia dabar socialinė politika, tai aš nesimčiau netgi apibrėžti, nes aš kol kas nematau nei pirmo varianto, nei antro, nei jokio trečio. Jas tiesiog nėra. Tai yra kažkoks plaukimas pasrovių ir kažkur tai socialinė politika planai yra tokios podrukuros daugiau vaidmenyje. Bet jeigu žiūrėti dabartinius laikus ir ką mes turėtume dabar daryti, tai gal mus visų to tiesiog karo sąlygom, jeigu mes tikrai kalbam apie tai, kad karas vyksta, mes turime atitinkamai savo socialinę politiką orientuoti. Žmonėms kas dabar yra aktualiausia? Tai yra pensijos, iš esmės, išmokos ir panašiai tiem, kuriem labai reikia. Visų skylių tikrai neužkamšysi, bet tam, kam labai reikia, mes turėtume maksimaliai amortizuoti tos dalykus, kad jisai galėtų normaliai bent jau išgyventi. O prie tokios didžiulės infliacijos, kaip dabar yra didžiulė infliacija, jau neveikia tradiciniai būdai. Pavyzdžiui, ką aš turiu omeny. Mes turime pensijų indeksavimo tvarką. Jis indeksuojama pagal vidutinį infliaciją. Pagal vidutinį kažkokį statistinį sugalvotą mūsų žmogų, lietuvį, reiškia, kokios ten išvesta ir iš tų, kurie turi, padaryta ir iš to, kurie neturi, kurie labai daug turi, kurie visai mažai turi. Kažkoks toks vidutinis Lietuvos pilietis. Ir pagal tai mes galvojam, kad tą pensiją mes indeksuojam ir jinai iš ją galima gyventi visą laiką maždaug tokiam pačiam lygiui, kaip jinai buvo sukurta. Bet taip yra dabar šiuo metu yra neteisinga, nes tas pensininkas, jis priklauso dažniausiai tai kategorijai, kurie visi pinigus išleidžia suvalgymui, o suvartojimui. O suvartojimo ir suvalgymo kainos dabar yra išaugusios žymiai daugiau negu vidutinė infliacija. Ką tai reiškia? Reiškia taip, kad ilgainiui, jeigu mes laikysime tokią pačią politiką, po 2-3 metų tiesiog sodros sistema tiesiog bankrutuoti arba jinai nebus visiškai neefektyvi ir turėsime tada pereiti į pašalpinę sistemą. Apie tai niekas nesirūpina, apie tai niekas nekalba. O dabar, jeigu to nedarysim, po to jau mes atitaisyti bus beveik neįmanoma. Ir sugriovus socialinio draudimo sistemą, sukurti naują bus labai sudėtinga. Tai tu dabar man pasakyk vis dėlto du tokius paprastus dalykus, kaip labai paprastam žmogui. Reiškia, mums socialiniai politikai reikia daugiau lėšų, taip, reikia daugiau pinigų. Tai kaip jų gauti? Ar mums reikia iš visų daugiau pradėti atiminėti, per mokesčius, per kažkaip ir duoti tiems vargšams žmonėms, kuriems reikia? Ar reikia vis dėlto remti tuos, dauginti skaičių tų žmonių, kurie moka dirbti, moka uždirbti, moka sukaupti ir jie tada, be didelio vargo turbūt išlaikys tuos, kurie stokoja? Iš esmės, socialinio draudimo sistema, ta sodra, paremta principu, kad, reiškia, maždaug 2,5 žmogaus turi išlaikyti vieną pensininką. Toks principas jas. Paėmėjai kažkiek iš jo, išdalinai, atidavai tam pensininkui, kad jis normaliai gyventų. Vadinasi, jo gerbūvis priklauso nuo to, kiek tu gali paimti. Tai yra du šaltiniai. Emigracija, kas mums nelabai patiktų, reiškia, jeigu mes emigrantų daug labai prisikviestume, kurie dirbtų, mokėtų mokesčius, ir gimstamumas, iš esmės didinimas. Visa to, ko šitas negalėtų padengti, tada turėtų eiti iš biudžeto dotacijų, kas karo sąlygom yra pateisinama. O ar mes neturim dar trečio būdo, sakysim, yra tokia patraukli hipotezė, kad mums nereikia daug dirbančių žmonių. Iš mus gali padirbti
automatai, dirbtinis intelektas, kompiuteriai, tai gal to 2,5, kaip tu sakai, nebereiks, užteks ir 1,5. Nu, čia tokie, daugiau tokio mėginimo pateisinti savo neveiklumą ir pateisinti savo senėjančios visuomenės problemas sugalvota teorija, kuri rimtai net ir turbūt niekam nėra svarstoma, nes kas tas automatas, kompiuteris ir panašiai. Jis toks pat įrankis, kaip senų laikų buvo išrastas plaktukas, ratas ir panašiai. Toks įrankis. Vis tiek su plaktuku, ratu ar su kokiu nors kitu įrankiu kiekvienas žmogus konkrečiai kažkokį padaro, kažką tai gero sukuria ir to gero perdalinimą principų veikia Sodra. Kitokio principo jinai neturi. Tai ar tu pagaminsi su kompiuteriu, ne viską lemia tas, kiek tų gamintojų yra. Nes ir kainos tiesiog visą kitą, ekonomikos mechanizmas finansinis viską išlygina. Na tai Rimai, gerai, tai dabar belieka paskutinis klausimas, tai nuo ko pradėti? Tai pirmiausia, gal pradėkim nuo to, kad mums reikia stabilizuoti savo žmonių padėtį dabartinę, kad infliacija jų visiškai, sakykime, nesuriestų į ožio ragą, tikrąją žodžio prasme, kad žmonės pasitikėtų tą valstybę, nes socialinio draudimo sistema už jos stovi labai svarbus dalykas, tai yra visuomenės stabilumas. Ypatingai svarbu, kad visuomenė pasitikėtų savo valstybę, kad jinai jo rūpinasi. O kadangi pensininkų armija yra tikrai didelė, tai jos klausimai turi būti lygiai taip pat svarbiai sprendžiami kaip energetikos klausimai. Ir nieko čia nepadarysi, teks kai kurias skylės šiuo metu, kol tokiam buvę esam, papildomai dengti biudžeto sąskaitą. Kito kelio nėra. Nes staiga vaikų neatsiras daugiau, o emigrantų mes irgi negalim prisimti tiek daug, kad paskui nežinot, nes emigrantai irgi smarkiai kainuoja. Na, kaip atsiranda vaikai, mes tikriausiai žinom visi, bet vienas mano bičiulis, kuris sulaukė pensinio amžiaus ir apsilankė Sodrai, iš Sodros man pasakė, sako, žinai, Egidijau man sakė, pensija bus, bet pensija bus maža, nes pinigų nedaug, o pensininkų vis daugėja ir daugėja. Tai kaip tie pensininkai dauginasi? Lytiniu būdu, pumpuruoja, kaip? Jie tiesiog niekur nesidaugina, jų tiek yra, kiek yra, bet kadangi dirbančiųjų mažėja, tai santykis ir blogėja. Tiesiog vaikų mažai. Vaikų mažai. Ačiū. O, vaikų mažai.